Ar verta pradėti investuoti dabar, kai S&P 500, Nasdaq'as ir net didžiausios technologijų akcijos muša naujus rekordus? Atrodo, kad jau per brangu. Tiesa? Pažiūrėsim. Investuoju jau ne pirmus ir ne antrus metus, savo kelionę dalinuosi per praktinę pusę ir teko susidurti su pakankamai situacijų ir peržvelgti nemažai statistikos, kuri padės atsakyti iš tą klausimą. Tai jei ir tave kamuoja šį dilemą, žiūrėk iki galo ir išsiaiškinsim. Pažiūrėkime į dabartinę situaciją. S&P 500 šiandien viršija 6000 punktų lygį. Tai vėl rekordas. Nasdaq kyla dėl dirbtinio intelekto ir technologijų bumo irgi rekordinėse aukščiuose. Tokios įmonės kaip Nvidia, Microsoft ir Apple muša naujas viršūnės. Natūralu, kad daugeliu kyla mintis, per brangu pirkti dabar. Bet įsivaizduokim, kad grįžtame 5, 10, galbūt 20 metų atgal. 2010-aisiais Apple akcijos kainavo vos kelis $. Jau tada dalis investuotojų sakė, kad per vėlų, nes jį labai pabrango. 15 metais S&P 500 stovėjo ties 2000 punktų. Analitikai perspėjo, kad greitai laukia neišvengiama krizė. Ką matome šiandien? Patrigubiname S&P 500, kas šiuo metu dabar yra virš 6000. Tai parodo vieną labai svarbų dalyką. Rekordai rinkose nėra signalas bėgti lauk. Yra toks natūralus procesas. Jei pažvelgtume ilgalaikį S&P 500 grafiką nuo 1920, matytume praktiškai tik vieną kryptį – aukštyn. Taip, žinoma, su daug duobių pakeliui, bet kiekviena duobė ilgainiui buvo pranokta. Štai kur ateina esminis principas. Laikas rinkoje yra svarbesnis už bandymą pagauti tobulą momentą. Angliškai čia yra labai argumentuotas posakis timing the market beats timing the market. Dabar įsivaizduokim du investuotojus. Pirmasis laukia ir galvoja, nebūsiu kvailas, nes pirksiu ant rekordą. Laukia metus, laukia dar 2, po 5 metų jis vis dar laukia, nes atrodo, kad krizė jau čia pat. Antrasis pradeda investuoti iš karto, net ir rekordų metu ir reguliariai perka, nesvarbu, kas vyksta rinkoje. Po 10-15 metų skirtumas tampa milžiniškas. Pirmasis turi tik santaupas, kurias jau seniai suvalgė infliacija, o antrasis portfelį, kuris dirba jam ir kuris ne tik išaugo, bet ir generuoja papildomas pajamas. Juk niekas nežino, galbūt ateities krizė bus aukštesnėme taške negu esame dabar. Net jeigu pradėtum pačiu blogiausiu metu, istorija rodo, kad ilgainiui tai nebūtų tragedija, kol laikomės to periodiško apsipirkinėjimo ilgojų laikotarpių. Dabar paimkime keletą tokių radikalių, realių situacijų. Dotcom burbulas, 2000 metai. Jeigu būtum pirkęs S&P 500, patį ETF, taip sakant, pačiame pike, tavo investicija būtų kritusi beveik per pusę. Atrodytų katastrofa, bet ar tai buvo pabaiga? Ne. Po 10 metų būtum jau grįžęs prie pradinės vertės, po 15 turėjęs solidų pelną ir reikia nepamiršti, kad 8 buvo dar viena finansinė krizė. Žmonės, kurie investavo 7-aisiais, iškart patyrė didžiulį nuostolį. Bet po 10 tie pinigai būtų ne tik atsigavę, bet ir žaugę daugiau negu 2. Tie, kurie tada laukė saugios akimirkos, praleido geriausią atsigavimo etapą. Ir liūdniausia, kad jeigu nepradėjai investuoti prieš krizę, per krizę tikrai nepradėsi, nes tai tiesiog emociškai bus per sunku. Aptarkim tą pačią visiems žinomą pandemiją. COVID krizė, krizė gal per stiprus žodis, bet tikrai pajutom supurtimą 20 metais. Prisimint, kokia panika buvo kovo mėnesį? Daugelis laukė, kol baigsis neapibrėžtumas, bet rinka atšoko greičiau nei kas nors spėjo reaguoti, tai šioje atveju per 3 mėnesius maždaug. Net tie, kurie pradėjo pirkti rekordų metu po pandemijos, šiandien yra pliusuose. Šie pavyzdžiai rodo vieną aiškę tiesą. Net investavus ant rekordo per 10-15 metų laimi tas, kuris pradeda. Čia noriu pasidalinti savo patirtimi. Aš pats pradėjau investuoti reguliariai dar tada, kai daug kas sakė, kad rinka per brangi. Ir žinot ką? Mano portfelis šiandien viršija 100 000 eurų. Taip, pakeliui buvo kritimų, taip buvo akimirkų, kai atrodė, kad nuosmukiai niekada nesibaigs. Taip, per pandemiją papildomai apsipirkinėjau, nes jau buvau investavęs prieš tai, bet apskritai, būtent tai, kad nepaleidau nei vieno mėnesio, o investavau reguliariai, padarė didžiausią skirtumą. Netgi ta suma, kuri investuota buvo per pandemijos nukritimą, neatperka to, kiek aš suinvestavau periodiškai per ilgesnį laikotarpį. Jei būčiau laukęs geresnio laikotarpio, šiandien turėčiau gal tik pusę to, ką turiu dabar. Dabar, kaip praktiškai pradėti, kad būtų mažiau baimės? Pirmiausia, pirmas žingsnis, pradedam nuo mažų sumų. Nebūtina mesti visų santaupų. Net 100 eurų per mėnesį yra puikus startas. Jeigu tau atrodo, kad tai smulkmena, pagalvok, kaip atrodys tie 100 eurų per mėnesį, per 10, per 20 metų, kai įsibėgės sudėtinių palūkanų efektą. Tai gali tapti ne 10 000. Antra, iškart diversifikuojam. Užuot spėliojus, kuri čia akcija bus teisinga, renkamės ETF-us. Paimkim čia truputį pavyzdžių, kad būtų paprasčiau įsivertinti iš savo pusės. Kalbam VUAA, S&P 500 pavyzdys ir VWC viso pasaulio pavyzdys. Abudu pasirinkam. Čia, jeigu kas nors nematėt, abudu yra ilgalaikiai pasirinkimai. Vienas labiau į visą pasaulį fokusuojas, kitas tik į Amerikos kompanijas. Viename yra 3,5 tūkstančio kompanijų, kur čia atsidarom, kitame 500.
Top 10 labai panašus, tai abiejų neturėčiau, bet mintis yra pradėti su kažkuriuo ir galbūt leisti pinigams dirbti jums. Dabar mano pasirinkimas, aš turiu praktinį eksperimentą, kurį pradėjau ir abiejose portfeliuose, kaip matot, nėra labai didelio skirtumo. Prieš 3 metus, 22 metų rugsėjį pradėjau šitą portfelį, tai realistiškai 3 metų gimtadienis. Viename portfelyje 5600 ir aš investuoju tiesiog į vieną pasirinkimą, tą patį VUAA. Matot, 1600 jis man jau yra uždirbęs to nerealizuoto pelno. Labai draugiškos sumos iš savęs, taip sakant, pasižiūrėjus. Kitas variantas yra visas pasaulis. Jeigu ant Amerikos nenorim visko statyti, vėl reikėtų nepamiršti, kad jis truputį daugiau uždirbo, nes aš esu kažkada pardavęs vieną iš pozicijų, kas buvo VWRD, bet per sumą pasižiūrėkite, jie būdų įdėjau tą pačią pinigų sumą, tai realistiškai abudu uždirbo labai panašias sumas iš savęs. Ir čia yra paprastas periodiškas apsipirkinėjimas, nieko papildomai nedarant. Žinoma, yra ir kiti portfeliai, yra aktyviai valdomi, ir didesnių sumų, ir didesnių sandorių, bet mintis yra, pradedam su mažom sumom ir žiūrim, kaip, žiūrėkit, per mažiau negu 3 metus man portfeliai neša jau po daugiau negu 1000 eurų į kišenę, nerealizuoto pelno, kol nepardaviau realistiškai, jis gali nukristi sekančią dieną, bet labai draugiškai šitos sumos atrodys po truputį daugiau laiko. Tai paimkim, tarkim, 5600 ir aš po 100 eurų su 10% grąža, dabar 3 metai gimtadienį, palikčiau dar 10 mečių. Tai 35 000. Sakykime, palikčiau dar 20 mečių, kas iš viso būtų 23 metai. Tai 100 000 viršyčiau tiesiog su 100 eurų investicija. Tai, žinot, kuo ilgesnis laikotarpis, tuo tos sumos didėja iš savęs. Ir čia labai lengva tapti milijonieriams, jeigu turi tiesiog ilgą laikotarpį. Jeigu neturite ilgą laikotarpį, tai reikia didinti sumas. Kaip sakant, galim ir per 30 metų pasiekti tą patį 560 000, galime investuoti daugiau, iš karto ta suma gerokai didesnė. Tai labiau argumentas yra atsiremti į tai, kad jūs arba investuojat mažesnėms sumom ilgesnį laikotarpį, arba investuojat didesnėms sumom trumpesnį laikotarpį. Bet kuo ilgiau laukia didesnės sumos, tuo labiau rizikuojat, kad gali būti labai labai sunku. Tai vėl paskatinsiu, užsiregistruokit, išbandykit, platforma visiškai nemokama, taip sakant, tiesiog turėjimui. Jeigu perkat, žinoma, pirkimai kažkur apie 2 eurus vis tiek išleisit už pirkimą, bent jau pagal Smart & Euro planą, kurį aš pats savo naudoju, o tuo pačiu jūs galite sekti mano portfelius. Tai ir ne tik tuos praktinio eksperimento, bet ir pagrindinius. Pagrindinis portfelis, žinoma, susilaukia daugiau dėmesio, bet iš savęs čia praleidžiu ir daugiau laiko, ir daugiau veiksmų. Tai tikėtina visus ir domina truputį labiau negu kiekvieną mėnesį apsipirkinėjimas to paties įrankio. Ir tai atveda mus į trečią dalį. Ir trečias tas pradinis žingsnis yra reguliarumas. Tai pats galingiausias ginklas, nežinau kaip kitaip įvardinti. Kai investuoji kas mėnesį, tai tampa nebesvarbu, ar tuo metu yra rekordai ir krizė. Ir vieną mėnesį pirksi, žinoma, brangiau, kitą pigiau, o ilgainiui tavo ta vidutinė kaina išsilygins. Ir šis metodas yra vadinamas tas DCA arba Dollar Cost Average. Žinoma, rizikos egzistuoja. Rinkos gali kristi, kartais net labai. Bet yra dar didesnė rizika. Ir ta rizika yra niekada nepradėti. Nes tada tavo pinigus garantuotai ėda infliacija ir tu neleidi jiems dirbti ir nepalieki pakankamai laiko jiems dirbti. Dabar infliacijos efektas iš tiesų drastiškas. Jei infliacija kasmet siekia, sakykime, 3%, kas yra lyginamai minimalu. Per 20 metų tavo santaupas praranda beveik pusę savo vertės. Net neskaičiuojam, nes turėtos 20% infliacijos. Kitaip tariant, jeigu šiandien tau atrodo, kad už sutaupytą sumą gali įsigyti butą, po 20 metų už tos pačius pinigus galėti nusipirkti, gal garažą. Tai toks užtikrintas nuostolis. Ką daryti, kad jaustumės saugiau? Tai investuok tik tuos pinigus, kurių nereikės artimiausiu metu. Nepamirštam, kad finansinis rezervas arba pinigai juodą dieną arba finansinė pagalbė yra privaloma, 3-6 mėnesių būtinos išlaidos. Ir nesivaikyk karštų akcijų. Laikykis tų pačių diversifikuotų fondų, bus daug paprasčiau. Ir asmeniškai man šios taisyklės leidžia labai ramiai miegoti, kol mano pinigai dirba. Aš žinau, kad net jei rinka nukristų ten 20-30%, man nereikės iškart parduoti, o ilgalaikėje perspektyvoje tokie nuosmukiai tik suteikia galimybę įsigyti pigiau. Taigi, ar verta pradėti investuoti dabar, kai kainos rekordinės? Paprastas atsakymas yra taip, nes investavimas nėra sprintas. Tai maratonas, kuriame laimi tie, kurie išbūna ilgiausiai. Taip pat galiu priminti, kad S&P 500 statistika rodo, jog naujas aukštumas pasiekėm vidutiniškai maždaug kas 20 dienų. Kiekviena karta galvoja, kad dabar jau per brangu, bet po 10 metų ta pati karta sako, reikėjo pradėti anksčiau. Ir tai turbūt viena didžiausių frazių, kurią girdžiu iš pradedančių investuotojų. Gaila, kad nepradėjau prieš 5, prieš 10, prieš 15 metų. Kur buvo šita informacija? Todėl jeigu šiandien atrodo, kad per brangu pradėti, pagalvok, kaip ši mintis skambės po 10 mečių.
Ar džiaugsies, kad žengiai pirmą žingsnį, ar gailėsies, kad vis dar lauki? Jeigu norite sužinoti dar daugiau paprastų strategijų, kurios leidžia uždirbti net tada, kai atrodo, kad jau per vėlų, nepamiršk prenumeruoti kanalą. Čia reguliariai dalinuosi praktiniais patarimais, realiais pavyzdžiais ir savo asmeninį investavimo kelionę. Investavimas tikrai nėra sudėtingas, jis tik reikalauja to pirmo žingsnio ir paskatinsiu padaryti jį šiandien per nuorodas aprašyme. Ten papildomi bonusai iš mūsų partnerių Freedom24. Tuo pačiu, jeigu kils klausimų, nepamiršk, kad čia yra klausimų atsakymų rubrika, kur kiekvieną savaitę atsakinėju į tavo klausimus. Ir tai, manau, yra vienas geriausių būdų greitai gauti atsakymą į kažką, kur nerandi normalaus atsakymo, arba nerandi teisingos užklausos, arba tiesiog yra per daug sudėtinga situacija, kad pasitikėtum tiesiog įmesdamas į Google paiešką. Tiek šiam kartui, žvilgtelėk į kanalą ir susitiksim sekančiame epizode.